Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manimi Pokyčių namų bendruomenės psichologas, psichoterapeutas Viktoras. Kartu su juo šiandien pakalbėsime apie meilę savo, apie tai, kaip išmokti mylėti save, kaip pasirūpinti, atliepti savo poreikius. Labas, Viktorai. Sveika. Ačiū, kad sutikai su manim šiandien pasikalbėti tokia gan svarbia tema apie meilę savo. Ir iš tikrųjų dabar turbūt visuomeniai labai nemažai sklando šitas. Reikia mylėti save, reikia mokėti mylėti save. Tai gal nuo to ir noris pradėti. Kaip psichologai supranta, kaip tu supranti, kas yra meilė savo? Gera tema, kuri psichologo kabinete skamba dažnai. Dažnai mes girdim. Tai meilė savo galima apibūdinti kaip santykis su savim. Santykis su savim. Sveikas santykis su savim, tos ribos sveikos, savo poreikiai, supratimas, santykiai su aplinka, su žmonėm. Niekas nemokina, kaip mylėti save, turbūt. Ne? Ir tas kyla, ir jeigu žmogus patyrė dabar, ne, saugęs žmogus patyrė tam tikrų sunkumų, ne, tai gali būti surišta su nemeilė savo. Pirmoje eilėje pamilk save. Ir tada per tą galima spręsti ir suprasti, kas vyksta. Tai žmogus ne visada tai supranta. Kartais žmogus sako, kad save myli ir čia dar irgi to gal savanaudiškumo principo kažkokio gal yra, o gal ir ne, bet kaip suprasti iš tikrųjų, ar jaučia save myliu, ar vis dėlto dar ne, nes kažkokie elgesio bruožai, kalbos kažkokios vis tiek turbūt išduoda, kiek tos meilės savyje ten turiu savo. Įdomiai sutapo, kad pradėjau aš rašyti knygą, gal ne visai knygą, ne, labiau tokių, galbūt iš savo praktikos, ne, tokių atvejų galbūt nagrinėjimas, ne, ir tas pavadinimas pirminis toks, ne, to užrašų mano, ne, iš savo patirties, tai aš pavadinau nemeilio zona. Ne, toks pavadinimas, ne, ten komforto zona yra ten ekonominė zona, tai čia nemeilio zona. Tai ir aš susiduriu savo praktikoje, ne, kad ateina žmonės įvairaus amžiaus, ne, ir ten pradedant nuo pilnametystės, ten 20 metų ir toliau, ne, bet čia toks tik išorinis amžius, ne, bet pradedi dirbti su žmogum, kalbėti su juo ir pamatai ir pajauti, ne, kad žmogus kažkur tai užstrigo. Mhm. Ir tas užstrigimas yra kažkur tai vaikystėje, ne, ir būtent tam amžiuje, kur žmogus negavo tos meilės. Ir tada mūsų toks darbas, ne, padėti žmogui atrasti tą meilę savo. Tai dažniausiai ta nemeilė savo arba meilė savo ateina iš vaikystės, kiek mes ten patyrėm. Tai taip išeina, ne taip išeina, o taip yra, kad niekas nemokina mus, kaip mylėti save, ne, bet tą meilę savo mes mokomės per kitus žmonės. Tie žmonės, kurie mūsų supa, ne, tie autoritetai, ne, ir tėtis, mama gali būti kitas žmogus, ne, kuris mums yra svarbus, tai per jį mes mokomės mylėti save. Toks išmoktas, ne, ir jeigu tam tikri poreikiai nepatenkinti, ne, tada gali formuotis tam tikras požiūris į save, kad aš nepakankamas, aš jaučiuosi mylimas tada, kada padarau kažką tai, ne, arba kitais atvejais, ne, kada
neatliepiamos emocijos vaiko, daleiskim, ne, tokia emocinė deprivacija, ne, yra tokia schema. Ne, tai per tą. Ir tada vaikui gali nekilti, o formuojasi tam tikri nepatenkinti poreikiai. Formuojasi, kurie pasireiškia, kada jau mes užaugom, ne, ir jeigu yra tam tikri sunkumai, tas vidinis jausmas nepakankamumo arba ten nemokėjimas emocijų reikšti, nemokėjimas kurti santykio, ne, ir taip toliau. Tai per tą nemeilę savo jis pasireiškia dabartiniam gyvenime. Gal savo praktikoje esi pastebėjęs, kokios dažniausiai tėvų daromos klaidos vaikams sukuria tą nemeilę savo pojūtį? Galbūt yra kažkokios konkrečios situacijos ar poelgiai su savo vaiku, kurie leidžia vaikui kažkaip pradėti galvoti, kad manęs nemyli ir aš čia nevertas meilės ir aš pats neišmokstu mylėti savęs. Šiaip tai sudėtingas procesas, ne, jeigu tėvai būtų visi tobuli, tai nebūtų nelaimingų vaikų, ne, ir būtų laimingi suaugę žmonės, būtų visi laimingi. Žinotų, kaip tvarkyti su savo emocijom, ne, kaip nustatyti ribas, kaip sakyti ne, kaip kurti santykius, ne, kaip auginti savo toliau vaikus. Problemų nebūtų. Ir mes psichologai liktume be darbo. Čia tobula ateitis. Jo, tobula ateitis. Tai norėtųsi, kad tai būtų, bet iš tikrųjų, kada mes augom, ne, tai kad mes nesam tobuli, ne, tai visi mes darom klaidas. Ir tas auklėjimas tėvai gali, ne taip, kad jie daro klaidas, jie tiesiog turi tokį modelį, ne, jos kažkada tai taip auklėjo, ne, jie turi savo įsitikinimus, savo požiūrį ir jie taip auklėjo vaikus. Ir vaikui atrodo, ne, kad ne taip, kad atrodo, jis tiesiog gyvena tokioje aplinkoje ir tam momentui negalvoja. Ir tada tėvai, daugelį atvejų daro taip, kaip jiem patogu. Ne taip, kaip nepagalvoja į ateitį galbūt, o daro taip, kaip jiem patogu. Ne? Ir tada tokioje aplinkoje augant, ne, nors dabar galbūt, kai aš pamatau, kad jauni žmonės daugiau gilinasi į tai, ne, ir nori visgi keisti, ne, ir iš mano praktikos buvo tokių atvejų, kada ateina pora, daleiskim, arba ateina mama ir sako, kad aš noriu suprasti, ką aš darau ne taip, aš noriu suprasti. Mano vaikystė buvo taip ir taip, ten daug smurto, daug mažai priėmimo, tokios mažai besąlygiškos meilės ir tada per tą žmogus nori, vienas dalykas suprasti, kitas dalykas išmokti kitaip, išmokti. Tai taip, tai ta tendencija galbūt yra tokia, bet to pačiu yra ir kitų, ne, ten tobulumo, norim viską daryti tobulai, nenorim klysti, ribų ar mažai, daug stimulų tokio, ne, ir tada atsiranda kitų dalykų. Čia jau dabar man du klausimai, netgi besėdint ir klausant, tai vienas iš tų, ar smurtas visada reiškia, kad suaugus aš savęs nemylėsiu, jeigu patyriau smurtą, ar vis dėlto kažkaip galiu ten išlaviruoti tame, ir kitas tas ribos, nes šiuolaikiniai visuomeniai vaikai tikrai nesumeluosiu, auginami truputį laisviau, negu buvom galbūt mes auginami, tarkim. Ir čia vėl pasidaro tas toks klausimas, tai kaip čia tos ribos susijęs su meilė savo arba nemeilė savo? Ribų buvimas ar nebuvimas, čia tokie kraštutinumai, ne? Ir ta meilė būna, kaip aš būnu, jinai turi du polius, ne, meilė. Tėvai būna tėvai taip, arba tokie, kraštutiniai atvejai, sakau, ne? Arba labai myli, ant tiek myli, kad nepaleidžia tą vaiką.
ir vaikas neturi kuom kvėpuoti, ne? Neturi kaip įkvėpti, todėl kai labai myli, ne? Arba tada kitas kraštutinumas, mes ant tiek tave mylim, kad daryk, ką nori. Ir tada tokios nesveikos ribos, ne? Ir tada vaikų gerai. Vaikas negalvoja, vaikui norisi, ne? Yra noras, yra poreikiai, ne? Arba ten. Tada tėvai turėtų tada nustatyti sveikos ribos, ne? Ten noriu valgyti ledų, ten 5 kg į dieną, ne? Neleidžiam turbūt, greičiausiai, ne? Sakom, ne, galbūt, ne, ten. Arba ten laiku eiti miegoti, arba ten, ir tos tokios sveikos ribos turėtų būti. O smurtas? Kaip Jo, tai smurtas su smurtu irgi. Vaikas gyvena tokioje aplinkoje ir jis gali nesuprasti, kad tai smurtas. Jis tiesiog gyvena tokioje aplinkoje ir jam atrodo, tai yra normalu. Bet tada tas saugumo jausmas, ne, visą laiką tada jam reikia išgyventi. Tada sunkiai formuojasi, gali formuotis požiūris į pasaulį, koks tas pasaulis, todėl kad tėvai, ta aplinka, tai vaikui tai yra jo pasaulis, ne, ir tada pas jį atsiranda, ne, koks tas pasaulis, jeigu tai smurtinė aplinka, ne, jam reikia visą laiką išgyventi, ne, kad nepatirti tos smurtų, prisitaikyti, ne, tas žodis, ne, į tą nemeilę savo. Vienas iš jų tai yra, ta nemeilė savo pasireiškia per tą, kad prisitaikyti. Ne? Tai vaikui, kad išgyventi, jam reikėjo prisitaikyti. Tai jis tada pataikauja tai, kas vyksta, ne? Arba nutyli, arba neparodo emocijų, arba dar kažkaip, ne? Toks prisitaikymas, kad išgyventi. Ir tada užauga ir tada sunku žmogui taikytis prie aplinkos, sunku pasitikėti žmonėm, ne, tada toks ribojimas bendravimo, ne, sunku kurti santykius, ne, todėl kad nepasitikė. Ne, ir tas eina iš vidaus. Tai jeigu galvotumėm apie jau suaugusį žmogų, iš kokių savo aš elgesių arba minčių turinio, gal mąstymo kažkokių apskritai gyvenimo klaidų, iš ko aš galiu suprasti, ar myliu save ar ne. Tarkim, jeigu aš neturiu gal tos sąmoningumo dabar šiame etape, bet vis tiek signalai yra, tai iš ko galėčiau atpažinti, kuriam aš šitam poliu myliu, nemyliu savęs, kur aš esu. Kokie tie poreikiai, ne? Jeigu suaugęs žmogus supranta savo poreikius, valio, viskas okei. Aš darau ne todėl, kad man reikia, ne, todėl, kad mano toks poreikis, ne, aš nenoriu įtikti kitiem, ne, ten būna taip, ne, kad žmogus daro ne taip, koks jo poreikis, ne, kaip kitiem ten, kad atitikti, kaip tikti kitiem, ten daleiskim, kas čia dar gali būti. Perfekcionizmas tas pats, ne, kada žmogus nori būti, viską daryti tobulai, ne, ir tada tas per tą greičiausiai vaikystėje galėjo būti, ne, toks, kaip jinai ta schema vadinasi, defektyvumo schema, ne, kada jaučiasi nepakankamas arba defektyvus, ne. Ką aš bedaryčiau, tėvai būna vaikui taip sako, gauna 9, daleiskim, ne, tėvai sako, mokykloje, daleiskim, ne, pažymys 9. Geras pažymys, lyg tai geras, ne, aš gavau 9. Šaunuolis, bet galėjai ir geriau. Kodėl ne 10? Jo, kodėl ne 10, ne, tada pas vaiką gali būti, ne, aš suprantu ketinimą tėvų, jie norėtų, kad vaikas siektų, ten gautų geresnį, ne, bet vietoj to, kad pasakytų, koks tu pas mane šaunuolis, sutik, aš tave apkabinsiu, koks tu pas mane, mes didžiuojamės tavimi. Tai būna siunčia tokią žinutę, ne, nepagalvodami, arba tiesiog jie nori, linki ko gero vaiko, ne, pas vaiką gali formuotis požiūris į save pirmoje eilėje, kad aš nepakankamas. Ne? Gavau 9, bet, tėvai kažkaip tai
Sausai sureagavo. Tai va, tai gali būti ir tas pats perfekcionizmas, ne, ir nemokėjimas brėžti ribų, ir tada atsiranda kraštutinumai, ten nepavyksta sukurti santykius, ne, partnerį ar partnerė negali atrasti savo tinkamą arba neišbūna tam pačiam darbe, nekeičia tos darbus, daleiskim. Ne, ten neišbūna, negali ten dėl įvairių priežasčių. Tai va, tai tada klausimas, kokie mano poreikiai. Tai ta vidinė kritika pirmoje eilėje, tai reikia mažinti tą vidinį kritiką. Taip vyksta darbas, ne, jeigu ateina žmogus su tam tikra užklausa, ne, ir tada mes gryninam, kas vyksta, ne, ir jeigu to kritiko labai daug, ne, tai reikia mažinti. Reikia mažinti ir stiprinti tą tokio sveiko suaugusio būseną, ne, kurį pas kiekvieną vaiką, pas kiekvieną žmogų yra. Ne. Kažkaip tai mes dagyvenom iki savo amžiaus, ne. Jeigu negalėtumėm visiškai pasirūpinti savimi, tai greičiausiai būtų sunku. Neišgyventumėm. Tai va, bet tas vidinis kritikas, kuris iš tikrųjų būna labai, labai stiprus, labai ten arba baudžiantis, arba kritikuojantis, arba dar kažkaip. Tai tas trukdo žmogui. Santykiai, sakei, kad gal kartais ir sunku sukurti santykį, tokio kokio norisi, arba iš vis sunku. O kaip žmogaus, kuris nemyli savęs, elgesys pasireiškia santykiuose? Kas ten atsitinka, kas trukdo sukurtą laimingą santykį su kitu žmogum? Balansas yra svarbus, ne? Ir ta santykiuose, tokie vėlgi, jeigu vaikystėje mano poreikiai nebuvo svarbus, ne, tai gali atsirasti kopriklausomybė. Ne? Tada žmogus tampa priklausomas nuo kito žmogaus, ne? Ir jam atrodo, kad tai yra meilė. Aš tenkinu kito žmogaus poreikius, ne? Ir daug metų tas vyksta, ateina pora pas mane, daleiskim, ir aš pamatau, kad taip yra. Sakau, kaip jūsų poreikiai? O tai kaip mano poreikiai? Tai mes čia kartu gyvenam, jis pasakė, aš čia pritariu, aš ten. O jūsų, aš sakau, jūsų nėra, tai jūsų poreikiai irgi svarbus turėtų būti. Kaip jūs norėtumėt? Ir tada žmogus pradeda mąstyti, kad, užduoti savo klausimą, ne? Užduoda savo klausimus, o tai kokie tai mano poreikiai? Iš tikrųjų aš to noriu? Ne, tada atsiranda tas pasakyti ne, atsiranda ta sveika komunikacija, sveikos ribos, pasakyti ne, tai nereiškia, kad aš blogas partneris ar partnerė, ne? Tiesiog išsakyti savo nuomonę. Tai santykiuose tai yra svarbu, tas balansas, ne? Kiek mūsų kartu ir kiek to pačiu, kiek mes atskirai, kokie mano poreikiai. Darbas, draugai, hobis, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Kartais kito poreikius tenkinti lengviau negu savo. Kodėl taip yra? Iš va tose porose taip atsitinka. Jo, tai čia gali būti ir auklimo kažkoks tai stilius, ne, ir tas atnešam iš vaikystės, kad yra poreikiai. Ką reiškia mano poreikiai? Mano poreikiai nesvarbus galbūt, ne, arba ten tėvai pradeda taip reguliuoti, kad jie geriau žino. Iki tam tikro amžiaus, ne? Kada ateina paauglystė, tada tėvai sako, darykit ką nors. Nesusikalbam, pasikeitė, buvo paklusnus geras vaikas, o čia, tai ten tada kiti dalykai, ne? Tai vėlgi poreikiai keičiasi, ne? Iki ten paauglystės vieni poreikiai, paauglystė ateina kiti poreikiai ir taip toliau. Tai va. Čia, kadangi šiandien daug tie poreikiai, kaip žodis skambėjo, tai čia vienas turbūt bazinių svarbiausių tų momentų suprasti savo poreikį, kažkaip atliepti jį dar mokėti. Čia dar kitas, suprasti vieną, atliepti dar ir kita dalis. Taip, suprasti savo poreikius, nenorant nuo poreikius ir jas tenkinti. Ne, jeigu aš
noriu ilsėtis, ne, arba ten turiu poilsio dieną, tai leisti savo tai daryti. Žmogus būna taip, kad žmogus negali savo leisti, daleiskim, ir to poilsio. Todėl, kad vidinis kritikas ant tiek stiprus, ne, kad tiesiog jis jaučiasi, kad kaip čia tu gali nieko nedaryti. Ne? Tai, va, tai yra normalus sveikas poreikis. Ne? Šiandien ilsiuosi, ten, nežinau, nieko nedarau, ne? Žiūriu filmą ar ten kažkaip tai. Ne, aš galbūt noriu išvažiuoti kažkur tai. Galbūt eiti į gamtą, galbūt knygą skaityti, galbūt, nežinau, bendrauti su draugais, ne? O vyras neleidžia. Bet dabar dar irgi tada atskirti, kas yra poreikis ir kas yra noras, nes šitie du žodžiai irgi čia skamba, gal ne visai aišku kartais mums irgi būna, tai čia noras ar poreikis vis dėlto? Vaikam poreikis, jeigu tas poreikis patenkintas, tai padeda vystymui, ne? O noras tiesiog patenkintas, gauna malonumą. Poreikis ir noras gali net nesutapti, tarkim, nežinau, noriu poreikis poilsio, kaip suprantu, ramybės, bet noras žiūrėti televizorių kokį, arba, nežinau, kažkokie tokie, gali nesutapti, ar ne? Tai čia gali būti, tas noras, galbūt noriu tiesiog ilsėtis ir jungti televizorių žiūrėti, ne? Toks, manau, čia noras, ne? Bet koks mano poreikis, tai poreikis gali būti iš vidaus eina, ne? Ten noriu tiesiog poilsio savo, ne? Mano kūnas taip reikalauja. Ne, aš ten dirbu daug ir pavargau ir kad nebūtų ten to perdegimo kažkokio tai, ne, tai tiesiog leisti savo tą vidinį tokį balansą. Ne, ko aš noriu? Klausti savęs, ko aš noriu? Koks mano dabar poreikis? Tas noras, lepinti save, tai čia ne visai poreikis, ne? Labiau gauti malonumą, ne visai poreikis. Tai jeigu galvotumėm apskritai, gerai, nusprendžiau, noriu dabar mylėti save ir galbūt labiau atliepti tuos savo poreikius, kokios baimės gali slėptis po tuo, keisti savo elgesio modelius, keisti save atliepti kažkaip, labiau reaguoti į tai, ko aš noriu. Po tuo irgi baimių žmogus turi greičiausiai. Per visą tą laiką pas žmogus susiformavo, ne, toks išmoko prisitaikyti, greičiausiai prisitaikyti, dėl kad tos emocijos, kurios kyla, ne, tam tikrose situacijose pas žmogų kyla emocijos, o tos emocijos greičiausiai tokia projekcija iš vaikystės. Ne, ir tada aktyvuojasi tam tikrą schemą, aktyvuojasi tam tikri nepatenkinti poreikiai, tas nelaimingas vaikas viduje, ne, ir tada žmogui kyla aišku baimė, ne, kad man vėl reikės išgyventi tą nemalonę emociją. Vėlgi išmoktų tokių strategijų, ne, kaip apsaugoti save, ne, apsaugoti, tada atsiranda arba pabėgimas, ne, nuo tų emocijų, arba slėpimas, arba toks šabloniškas toks elgesys pas žmogų formuojasi, ne, ir tada vėlgi tas išmokta kažkada tai. Kažkada tai buvo naudinga, ne, apsaugoti save, bet dabar, kai žmogus jau didelis, jau užaugo, ne, ir gali savim pasirūpinti, bet vis tik įkrenta į tos vaikiškus režimus, ne, ir tas aktyvuojasi vidinis vaikas, kuris sako, tada žmogui reikia klausti, ko tu norėtum? Ko tu norėtum? Ko tau trūksta? Ne, trūksta ten galbūt paprastų dalykų. Poilsio, galbūt tiesiog pasikalbėti su partneriu ar partnerė, galbūt darbe atsitraukti ir į tą situaciją pažiūrėti kitų kampų. Ne, galbūt tada paklausti savęs, jeigu man kyla tam tikrų stiprių emocijų ar išgyvenimų, arba girdžiu kažkokių tai kritiko balsus, paklausti savęs, koks mano amžius dabar,
kokį amžių aš grįžtu. Tai tas irgi galima tada truputį suprasti, ko reikėtų. O kaip pagal tą amžių, gerai, pajaučiu 7 man metai, ar ten 8, ar 5 metai. Kaip pagal tą amžių suprasti, koks čia mano poreikis yra vis dėlto? Ja, tai čia gali labai individualiai. Ne, yra aišku, psichologinių teorijų, kurie tai aprašyta, ne, kokiam amžiuje, kokie poreikiai yra. Ten dabar nevardinsiu aš autorių, ne, bet tai yra. Ir tai labai individualiai ir gali būti labai taip pasakyti ir pritaikyti kiekvienam žmogui neįmanoma. Ten, nežinau, paprasti dalykai. Ten ateina 7 metų, tai greičiausiai, kad tokia autonomija, ne, ir vaikas sako, aš noriu būti savarankiška, ne, ir bando. Ne, ir ten 5 metų vaikui yra žaidimų amžius, ne, ir jis nori žaisti, kurti įvairius žaidimus bando ir save bando ten. Toks poreikis gali būti. Tada mokosi gyventi tokioje aplinkoje. Ateina paauglystė poreikis, vienas iš poreikių atsiskirti nuo tėvų ir būti su savo bendraamžiais. Ne? Tas labai svarbus bendravimas. Labai svarbus. Tada tėvų autoritetas mažėja ir tėvai tada pradeda panikuoti, kad jie nesvarbus pasidarė. Ir tada pradeda spausti tą paauglį. Ne? Tada kontrolė įveda griežtesnę. Vietoj, kad mažinti kontrolę ir didinti atsakomybę. Tai va, tai būna taip. Tai kaip suprantu, jeigu taip norisi pradėti nuo tos savęs pamilimo, kažkokia tokia praktika arba kažkas, tai pirmas yra tas būtent poreikio atpažinimas. Taip suprantu. Suprasti ir nustoti save plakti, čia irgi žingsnis, ne? Sunkus, taip. Žmogus gyvena ir plaka save už ten kažką tai padarė, greičiausiai nepadarė, tiesiog jam yra projekcijų kažkokiu tai, ne, ir tada jis pradeda save kaltės jausmas, noras tada daryti tobulai, nežinau, ribos, nebuvimas arba kraštutinumai kažkokie tai. Ir kada žmogus užduoda savo klausimų, kad kažkas tai su manim negerai, o dar geriau, kada ateina pas psichoterapeutą ir tada kartu mes galim gryninti, ne? Galim piešti, parodyti žmogui, kas vyksta, ne? Kada tai susiformavo. Ir kaip galima tai perrašyti. Yra tam tikrų technikų, kurių pagalba galima pakeisti. Mes negalim grįžti į vaikystę, bet galim pakeisti tai. Ne? Tokių saugių būdų, ne? Tokių perrašimo metodai yra. Vaizduotės pratimai ir taip toliau. Dar galvoju, o jeigu pažiūrėtumėm iš kitos pusės, tai yra, pavyzdžiui, aš esu šalia žmogaus ir suvokiu, kad tas žmogus nelabai save myli. Gal net santykyje su poroj arba apskritai draugą kokį turiu, ar ne? Kaip aš jaučiuosi? Kaip tas žmogus šalia esantis to žmogaus, kuris savęs nemyli? Kaip jis jaučiasi? Kaip jam sekasi kurti tą santykį, taip iš kitos pusės pažiūrėjus? Jeigu vienas iš partnerių turi daugiau sąmoningumo, ne, tai tada jis ir gali, kaip čia, padėti žmogui, mokytis, mylėti save, ne, per kitą žmogų. Jeigu du nesveiki, trūksta sąmoningumo, tai tada tie santykiai tokie, kaip čia, toksiški, ne, toks madingas žodis dabar, destruktyvus. Tada
kažkokį tai laiką bando vienas kitą gydyti, kabutėse, ne? Ir išbūna tada kažkiek tai gerai, kada jie, nusprendžia visgi eiti pas specialistą ir bando tada suprasti. Ne tik keisti partnerį, ne arba partnerę, bet abu pradeda suprasti savo poreikius ir per tą tada kurti tokį sveiką santykį. Būna, kad ateina pas mane paaugliai ir per mūsų darbą, per mūsų pokalbius aš girdžiu, kad tėvam trūksta sąmoningumo, trūksta kažkokių tai dalykų, tai mes tada aptariam su Pauliu, sakau, tai tu gali jiem padėti. Vaikai būna, protingesni negu tėvai. Sąmoningiau, ne, elgesį. Aš sakau, tai tu gali jiem padėti. Kaip čia padėti? Ar gali pasielgti taip ir taip? Galbūt tada pažiūrim. Nežinau, kaip tai bus, ne, bet padarom eksperimentą. Ir kas tada? Pažiūrim, kas tada. Galbūt tėvai pradės keistis, keis savo požiūrį. Kartais tenka vaikus. Mano tėvai ten, aš sakau, tėvai tokie, kokie yra. Mes nesirinkam tėvus, ne, kokie yra. Ir jiem yra už ką čia pasakyti, bet to pačiu jie netobuli ir daro klaidas. Yra dalykų, kurie tau nepatinka. Vienas dalykas išsakyti savo tą labiau poreikį negu norą. Ir to pačiu padėti tėvam keistis. Čia turbūt tas pats galioja ir poroj. Pavyzdžiui, jeigu vienas nenori eiti pas psichologą, tai būna iš tikrųjų, vyro jau negaliu čia atvesti, niekaip nepriversiu. Bet jeigu tu pats šiek tiek keitiesi, tai ir santykis turbūt keičiasi ir poroje, ar ne? Santykiuose poroje nebūna, kad vienas kaltas ar vienas daro kažką tai ne taip. Žmonės, kurie nori būti kartu, ne, ir nori kažką tai keisti, tai jie abu turi ateiti ir abu turi dalyvauti. Jeigu vienas ateina, tai labiau dirba su savim, su savo sunkumais. Bet per save, taip be jokios abejonės, per save galima daryti įtaką ir kitam. Ne, kitaip reaguoji, kitaip kalbi, kitaip vertini. Ir tada žmogus pradeda uždavinėti savo, taip pat gali uždavinėti savo klausimą. Kažkaip tai čia keičiasi mano partnerė ar partneris. Keičiasi, kitaip kalba, kitaip reaguoja. Aš kartais, kai pas mane ateina klientai, sakau, žinokit, pokytis kainuoja, kad santykis nebūtinai į gerą netgi keisis, kai tu keisies. Ir visai būna, kodėl žmonėms sunku priimti kito žmogaus pasikeitimą, ypač galvojant, atrodo smagu, pradeda save mylėti, pradeda ribas galbūt brėžti, pradeda gero savo norėti, tuo pačiu ir santykiui gero ar ne atnešti, bet kitiems tas labai netinka ir priešinasi tam. Kodėl taip yra? Yra toks žodis komforto zona. Čia nemeilės zona ir komforto. Jo, komforto zona. Tai reiškia, pora taip gyveno, ne, ir kažkam tai buvo patogu. Atsiranda ta kopriklausomybė kito žmogaus, mano poreikiai nesvarbus, bet aš tenkinu kito partnerio ar partnerės poreikius. Ir taip vyksta, ne? Tada vienas iš partnerių nueina ir jam ateina tas, kaip čia, jis pamato, kad kažkas tai ne taip, kad aš irgi žmogus, kad aš turiu poreikius, kad man yra dalykų, kurie rūpi, ne, kad aš nesutinku su tam tikrais ten požiūriais ar dalykais. Ir tada pradeda apie tai garsiai kalbėti. Tai tada nepatinka. Tai iki šiol buvo gerai. Tai kaip čia taip? Tai buvo, nieko nesakei. O čia nuomonė atsirado. O kaip? Ir tada sunku tai priimti. Tada reikia ne taip, kad taikytis, ne, bet tada norisi, kad būtų tas dialogas, ne, kada klausia, ne, tai kas, okei, o kas tada, kodėl čia tu taip, kaip anksčiau, kodėl nesakėjai apie tai. Ne? Tada toks atsiranda sveikas
sveikas santykis. Man atrodo, kartais čia baisus, ta baimė čia atsiranda, kai keisies tu, o jeigu santykio nebeliks, ar ne, mes būnam vis tiek pripratę gyventi tam tikrų ritmų ir patys. Ja, mes sukūrėm tą komfortą ir būnam, daug metų būnam, bet taip, tai ir pas mane ateina poros ir būna, kad kaip nebūtų liūdna, bet ateina tam, kad per mane jie išgirstų, kad negali būti kartu. Ir taip būna. Ir aš negaliu jų priversti, jeigu vienas iš partnerių sako, kad aš nenoriu, arba dėl ten kitų kažkokių tai priežasčių, nežinau. Tai negalim mes priversti kažkaip tai, jeigu neišnaudotos ten visos galimybės ir tada išsako daugiau ir atranda tam tikrų bendryščių kažkokiu tai ten ar tada taip, bet būna ir taip, kad ateina tam, kad pasakyti. Kad negali būti kartu. Kai žmogus mokosi tos meilės savo, ribų brėžimo, savo poreikio atliepimo, kartais irgi girdisi, kad labai greitai norisi ir visur. Šitam pasakiau, ne, šitam nesugebėjau, šitam kažkaip, ar ne? Kaip šitoj vietoj neperspausti savęs keičiantis, pradedant save mylėti? Ar taip įmanoma, šiandien nemylėjau, rytoj atsikėliau ir jau myliu save taip, kaip turiu mylėti? Gerai, jeigu tai būtų. Vieną konsultaciją, kitą dieną jau žmogus pabudo ir sako, viskas supratau, dabar aš, ten rytinė mankšta, šaltas dušas, meditacija, darbai dienai ten ir taip gyvena, nekeičia. Tai tam, kad susiformuotų, reikėjo laiko, tai kad išmokti elgti su savim kitaip, irgi reikia laiko. Kurti naują santykį su savim. Ir tada po truputį mažai žingsneliais. Pirmas žingsnis supratimas, antras žingsnis nustoti save mušti tą lazdą. Čia jau toks didelis žingsnis nustoti. Ir tada, jeigu aš taip pabandau. Ir tada per tokius bandymus, per mažus eksperimentus, tada klausia, kas man tinka, kur aš gaunu to džiaugsmo, daugiau gyvenimo. Pabaigai, daug plačiai apie įvairias čia sferas ir temas palėtėm, bet kokią vieną galbūt svarbiausią mintį norėtųsi, kad žmogus, kuris šiame etape savo gyvenimo nejaučia tos meilės savo, kokią tą žinutę išsineštų ir galbūt tai vestų link kažkokio pokyčio? Sunku dabar suformuluoti vienu sakiniu pasakyti, kad norisi pasakyti banaliai, žmonės mylėkit save. bet ta meilė vėlgi ateina per pirmoje eilėje priimti save tokį, koks aš esu, priimti emocijas, kurios man kyla, nebėgti nuo jų, bet išbūti ir priimti savo pliusus ir minusus. Pabandyti sakyti ne, kaip aš visada pradedu nuo tokių, kur galima tai saugiai daryti. Ne? Ten viršininkų iš pradžių nenueisi kitą dieną ir nepasakysi ne, tau reikia padaryti tokį darbą, ne. Tai galima, nesaugu bus žmogui, ne, ten arba ten kolegos prašo ten kažkokiu tai krauna darbus, ne, ir negali atsisakyti nuo jų, todėl kad tavo tas, bet tada saugioje aplinkoje, ne, ten, nežinau, namuose, su partneriu, aš partneriu, ne, ten truputį pasakyti, ne. Aš noriu kitaip. Ne? Pažiūrim šitą filmą. Partneris sako, futbolą žiūrėsim. O gali ten, nežinau, jungti. Man patiktų ten tas ir tas. Ne? Pavyzdžiui. Tai saugio aplinkoje tas. Tai
Ir taip pat pasirūpinimas tas savimi labai svarbus. Klausti savęs, klausti savo kūno, ko jis nori, klausti savo, nepriimti viską kaip faktą. Tos mintis nėra faktai, ne, ir man kyla įvairių minčių ir nereikia jos reaguoti iš karto į priimti faktais. Tai va, truputį kritiškumo, kritinio mąstymo, sveikų ribų, pasirūpinimų savimi, emocijų priėmimo. Tai ačiū labai, kad atvykai, kad pasidalinai savo tiek darbinę patirtim, tiek savo įžvalgom. Manau, kad tikrai mūsų žiūrovai rado naudingos informacijos ir tų pirmų žingsnių, nuo ko pradėti mylėti save. Jeigu patiko tai, ką girdėjote ir norėtumėte ir toliau gauti naudingą turinį, pasekite mūsų YouTube kanalą.